Gerai, tai pralaimėjom rungtynės, bet tai buvo mūsų pirmos rungtynės. Tai yra normalu, kad nebus gal tos kokybės, aišku, trūko pataikymo, reikia baudą susimest, bet manau, nežinau, tiesiog gal atrodė, kad jie greičiau bėga, jie viską greičiau daro, jie jau, kaip minėjo, sakė, žaidžia ne pirmas rungtynės, tai visiškai normalu, mes turim naujų žaidėjų, tai nieko čia daugiau ir nepasakysi, reikia eiti sportuoti ir gerinti viską. Ačiū. Prašau, klausimų Ąžuolui. Ąžuolui, dvejas rungtynės labai svarbios aplinkos rungtynės, vos net turbūt, ką reikia pataisyti iki jų, kad pasirodytume gerai, kad išeitum su tiem pergalėm iš to lango. Ką pataisyti, tai, ką aš žinau, tai reikia pataikyti, reikia daugiau taškų įmesti, apsigėrinti ir tiek. Daug buvo labai teigiamų įspūdžių iš kitų žaidėjų apie vadinamosius amerikonus, Izraelį ir Pačiolį, koks tavo įspūdis? Geras įspūdis, tai mačiau per treniruotės, kaip atrodo tie žaidėjai, su Jonu jau esu žaidęs, su Kasparu dar nesu. Labai visi 3 NBA žaidėjai čia, kuriuos turim, jie yra labai geri, tik jiem reikia to laiko, tai šios rungtynės tikrai buvo gera patirtis tie, kurie nėra žaidę Europos krepšinio ir dabar suprato, kad nieko čia nebus lengva ir manau, tai jie yra profesionalai, manau, viską patys, nežinau, pasitaisys, nepasitaisys ar, nežinau, susižiūrės, ką ne taip darė ir panašiai ir viskas bus gerai. Kalbant apie Buzelį, neabejoju, kad NCAA matė ir tų labai atletiškų vyrukų su įspūdingais kūnais. Kas jį daro išskirtiniu nuo tų, kurie turi tik atletinės tas galimybės ir išbūna, kuo jis yra kitoks? Lengvesnis nei aš, tai užtat jis aukščiau šoka. Tai ir talento daugiau turi ir visko, tai nežinau, keletą dalykų dar patobulins, iš vis bus nesustabdomas. Ąžuolai, sunkusis kraštas Ąžuolas, Tubelis ir centras Jonas Valančiūnas Žalgiryje. Kaip tai skamba? Be komentarų. Nieko nėra oficialiai, tai net neklauskite. Gerai, ačiū. Ąžuolui. Tai treneri, tada jūsų taip pat irgi komentaras ir pereisim prie klausimų. Ką, mums pirmos rungtynės ir yra, sakykime, jiegi net šiuo klausimu turėjo pranašumą, jie susirinko anksčiau savaitę, žaidė prieš tai draugiškas, mums pirmos, jie jau antros, trečios net, aš net nežinau. Na, tokios spec uždavinio, kaip ginti kažkokias kombinacijas nebuvo, nes mes fokusuojamės ant anglų ir italų, tai daugiau davėm žaidėjim laisvės ir gynyboje, ypač gynyboje, kad paspręstų patys kažkokias situacijas, kada mes keičiamės, kada nesikeičiam. Daug dalykų buvo neblogai, buvo klaidų, bet iš to nedarau jokios tragedijos, nes mes tik tai turim dar 4 dienas ir mes teisingam kely, mūsų komanda yra gera ir tik tai liko tas įdirbis per treniruotis. Prašau, klausimą. Treneri, matėm šiandien daug tokių eksperimentinių penketų su Kasparu antroje pozicijoje, bet tokių nominalių žaidėjų ir su Gyčiu Radzevičiu ir Matu Buzeliu priekinėje linijoje. Žinom, kad tai vienintelės kontrolinės rungtynės prieš svarbų langą. Spėjote tai pasidaryti kažkokias išvadas apie tai, ką matėte iš to eksperimentinių penketų? Na, mes turim, sakykime, neblogą penketą, kada galim, jeigu mums nereikia sunkaus centro Jono, mes galim lengvi 5 keistis, galim, jeigu turim Joną, galim 4 keistis. Reiškia, tas verčia priešininką improvizuoti, kas yra gerai, bet šiandieną turėjom tokių klaidų ir būtent šiandien pasibandėm per kelias pozicijas, nes aš Kasparą vis tik norėčiau matyti antroji pozicijoje, nes jis gerai atakuoja, bet jisai šiandien puikiai susitvarkė ir su ta pirma pozicija. Na, yra tokių eksperimentų, mes privalėjom, laiko daug neturim, privalėjom tą pasidaryti, darėm tą per treniruotės, darėm šiandien rungtynėse, pamatėm, kas yra blogai, kas yra gerai. Jeigu iš blogumo mums trūksta aktyvumo ir trūksta greičio, energijos, nes mes tikrai stipriai sportavom, nesiruošėm specialiai šitom rungtynėm.
Tai aš galvoju, jeigu mes išlengvinsim, nes rytoj turim tik tai tą atsistatomąją treniruotę ir turim po vieną treniruotę dabar iki pabaigos, kol žaisim su anglais, turim po vieną treniruotę dieną, jas trumpinsim turbūt po kokią valandą, 10 valandą 15, kad būtų intensyvumas. Aš manau, pagreitėsim, nes šiandien akivaizdžiai trūko greičio. Pagreitėsim, paštrėsim ir tuos dalykus mes, jeigu pamenat Europos čempionatą, mes buvom susidėlioję, mes buvom pirmi pagal atkovotus kamuolius, pagal gynybas buvom aukštumo Europoje, žaidžiant su tokiais grandais. Aš galvoju, kad mes grįšim prie šito lygio, nes žaidėjus turim gerus. Kasparas šiandien per 2,5 kėlinio išskirstė 10 rezultatyvių perdavimų, savo tą dvigubą dublį, atrodo, kad šiaip neblogai kontroliuoja žaidimą, bet sakot, kad jį labiau matot antroje pozicijoje. Na, jisai yra toks kombinis. Atsiprašau, kad užbėgau į priekį. Jis yra toks... Kokie argumentai būtų jūsų, kodėl matot jį būtent antroje pozicijoje? Na, jis labai geras atakuojantis gynėjas. Jis moka, nors jie ir nežaidžia Miami pick and rollų, bet jisai žino, kaip žaisti, nes jis užaugęs Lietuvoje, buvo Barcelonos sistemoje, jisai žino, kas yra pick and roll. Sakė, Amerikoje nežaidžia. Bet jisai skaito neblogai ir pasuoja neblogai, skirsto kamuolį. Aišku, ball handlingas yra labai puikus pas jį ir pas jį labai, kodėl aš žiūriu į antrą poziciją, jisai dirba daug po treniruočių individualiai metimų. Ir metimas jo tikrai yra tritaškis, yra labai taiklus. Ir jeigu mes jam duosim tik užsiimti į žaidėjo poziciją, mes sumažinsim jam metimų skaičių, ko būtent šitoj komandai mums trūksta. Negi pasakyčiau, aš šiandieną Sargiūnas, jisai nebuvo tos tokios formos, kokią aš norėčiau matyti ir kokį mes matėm sezono metu. Tai jeigu mums trūksta tokios pozicijos, sakysim, ir Margo, šiandieną buvo grįžęs prieš kelias dienas iš atostogų, buvo ne toks, kokį mes pripratę jį matyti. Tai aš galvoju, būtent jisai, pastačius jam žaidėją, mes dėl ko paėmėm ir Bičkauskį, kad mums reiktų pervaryti tą kamuolį ir paduoti laiku, o paskui sprendimus pasidarytų tie mūsų antri, treti numeriai. Tai aš matau tokioj, reiškia, į pozicijoje, bet šiandieną man neteko jo įstatyti į antrą poziciją, ten gal laikinai buvau pastatęs vienu metu, bet aš matau tą potencialą. Mums irgi treneriam dabar surinkus, sakykime, potencialiai gerą komandą, yra sunku visus sutaikyti, kad visi būtų savo pozicijose ir duotų mums tą maksimumą, ką mes norim iš jų, bet iš tiesų potencialas yra geras ir aš manau, tarp porą dienų mūsų treniruočių mūsų tą žaidimą pagerins, ne dėl to, kad daugelį tokių jaunų komandų, kaip sakyti, naujų komandų užtraukia būtent tos draugiškos varžybos. O šiandien buvo labai gera, nežiūrint, aišku, norim dėl pačios tos filosofijos nugalėti, bet nematau nieko blogo ir to pralaimėjimo. Kartais, sakykime, už vieną muštą duoda 2 nemuštus. Tai aš sakyčiau, kad šitą pergalę mums išauks šitas pralaimėjimas išauks į pergalę, kada mes labiau stengsimės, gal sakysim, kažkiek pagerinsim treniruočių metu tas gynybas ir aš nebėjau, kad mes pagerinsim, tai šitą pralaimėjimas duoda mums tokį įpūsį. Treneris sako, siekiant greitinti žaidimą, tai bus viena iš priežasčių, kad stengsitės Mato Buzelį kažkiek geriau atskleisti. Taip, aš nenorėčiau dabar lysti į detalės, bet aš truputėlį matau kitaip jį žaidžiant. Jisai toks yra grynas NBA žaidėjas, kur yra aikštelė platesnė, ilgesnė ir jam tas spacingas, tos gynybos yra truputėlį kitokios. Jeigu mes pamenam tą žaidimą, kai žaidė olimpiadoje serbai su amerikiečiais, kai amerikiečiai strigo visas tas 36 minutės, jeigu nekarė ten tie 4 tritaškiai iš eilės, tai ten dar nežino, ko būtų pasibaigę. Tai kalbu todėl apie tai, kadangi amerikiečiai pripratę, nes tos taisyklės jam NBA leidžia daugiau išsispeisinguoti ir žaisti 1-1. Čianais Europoje ir pasaulyje, jeigu ne NBA, tos gynybos yra tokios sugrūstos. Ir mums reikia išlaisvyti tą kelią, mes ruošiamės. Šiandien specialiai jam yra žaidimas, kur mes atidarom viršų, kad jis galėtų prasivežti, porą kartų praėjo, neįmetė iš po krepšio, bet iš esmės nebuvo blogai. Tai va tos dalykus mums reikia tobulinti ir aišku, mes privalom surasti, turėdami tokius žaidėjus, surasti būtent tuos taškus, kurie atakuotų. Aš vadinu tą įdėti jų individualų žaidimą į komandų žaidimą. Nes jeigu mes pradėsim tik žaisti per stiprias
per stiprius žaidėjus nesigaus kaip komandinės žaidimas. Tai vat, būtent ieškom to kelio. Truputėlį mažoką laiko net ir dabar, mes susirinkom kiek čia tas 5 dienas, 4. Truputėlį mažoką, bet pabandysim paspręsti tos reikalus. 7 Michailiuko tritaškai, kad pirmą pusę sakė, kad žaidėjom leido patiem pasispręsti kažkaip gynybai klausimą. Ne, mes turėjom, jie žaidžia ispanišką pick and rollą. Sakykim, pirmi jo buvo 6-1 metimai, paskui jis ten 5-5 įmetė netešta. Geras žaidėjas ir šito ispaniškų pick and rollų, nes yra ispaniško pick and rollų yra, sakykime, spec gynyba. Mes jai nesiruošėm, kaip minėjau, mes kaip susakėm vizualiai, rodydami video, bet nesiruošėm per treniruotę, nes nemanau, kad būtų buvę teisingai ruoštis šitom rungtynėm. Mes ruošėmės anglų, ruošėmės italą, bet šitom būtent jos draugiškos ir aš manau, kad draugiškos rungtynės būtent duoda žaidėjam teisę improvizuoti tiek gynyboje, tiek puolime, ką mes šiandien ir matėm. Na, dėja pasibaigė pralaimėjimo, bet aš dar kartą grįšiu prie to pat, nematau jokios tragedijos, nieko čia nėra blogo, mes žinom dabar savo minusus, pabandysim juos ištaisyti. Dar prie mato šiek tiek norėčiau sugrįžti, sakot, kad žaisite per žaidėjų tas stipriausias pusės, bet to pačiu norite išlaikyti komandinį žaidimą ir įsivaizduojate, ką atvažiavusim pirmą kartą į Europą iš NBA, yra labai plona riba tarp neįstatymo ir rėmus, bet to pačiu ir išlaikymo komandinio žaidimo. Kokius pagrindinius dalykus akcentuojat, kad jisai jaustųsi laisvai, bet ne per daug laisvai? Na, nenorėčiau čia atskleisti, ką mes žaidėm, ką mes ruošėmės, nes mes ruošėmės Majamio vieną iš, kur žaidžia jam Majamis, vieną iš tų derinių. Ir kad išsispeisingavimo, tai reiškia, Čikago, ne Majamis. Reiškia, šiandien dalis pavyko, dalis ne. Jeigu pamena, tokių buvo prasiveržimų, kur iš po krepšio jis neįmetė pačioje pradžioje rungtynių. Tai ten tik tai tas išbaigimas gal trūkumo, bet tas speisingas, kokį mes norėjom, kaip ir buvom išgavę. Na, viskas kitkas, jis nėra tipinis toks, sakyčiau, NBA žaidėjas, kur tą antklodę tamtų ant savęs. Jis kada reik nusimeta, kada reik praeina, kada pakartoja. Daug gerų dalykų daro, bet dar daug dalykų jam reiks išmokti. Tai šiandieną mes pabandėm, negalėjom jį ten apkrauti gal 30 minučių, nors gal reikėtų, kad pagautų greičiau tą tokį europinį ritmą, bet šiandien žaidėm, kiek žaidėm, svarbiausia išlikom sveiki, išsilsėsim ir pasiruošim anglą. Treneris Kasparas Sigurdžionis pasirinkimo metu buvo iškeistas. Jūsų akim, kaip šitas vyras tvarkėsi su šito dalyku? Na, aš nenorėčiau komentuoti už kitą žmogų. Aš manau, kad kaip visiems mums, kada nutrūksta kontraktai arba keičia ir trenerius ir žaidėjus, yra tam tikra dalis. Aš esu gyvenime, kai žaidėjas turbūt pakeitęs kokie 15 klubų ir kai treneris kokie 10 ar gal dar daugiau. Tai aš kaip prie tų dalykų praktiškai žiūriu į tai filosofiškai, nes tai yra neišvengiama sporto dalis. Jisai jaunas vaikinas, aišku, jisai gal geriau šitą klausimą pats pakomentuotų, bet aš tik tai gal truputėlį mesiu. Taip, jisai pergyveno, nes aš įsivaizduoju, kad ten į Miami buvo gerai ir jisai gavo žaisti, jeigu pamenat, antrą pusę, reiškia, sezono jis žaidė daug ir gan sėkmingai. Ir dabar tas keitimas, aš manau, ne man spręsti, nesu, reiškia, neturiu tiek galios, bet aš manau, kad NBA nuvyko dabar į tokį, kad daugelio žaidėjų, reiškia, norai ir galimybės priklauso visiškai nuo kitų dalykų. Jeigu keičia kažkur kitam gale Amerikos vieną žaidėją, į tuos mainus įsitraukia dar kokie 20 žaidėjų. Ir dabar nėra taip, kad žaidėją keistų, kad jis blogas ar geras. Keičia dėl to, kad turbūt suprantat, apie ką kalbu. Tais paketais ir ten papuola ir tokių, sakyčiau, ir aukšlyčių, ir lydekų, ir visokios to plauko žuvies, ne, į tą visą krūvą. Ir aš su juo kalbėjau asmeniškai, aš jam sakiau, tu privalėsi susitaikyti su tuo, nes čia dabar nebuvo ar tu geras ar blogas keitimas. Tai buvo keitimas dėl vieno žmogaus, su ko visą NBA, ne? Ir turėsim, nu aišku, aš manau, kad jam Miami buvo gražus miestas, viskas jam ten geriau, dabar Milwaukee, ne, Milwaukee jisai pervažiuoja, ne? Tai gal truputėlį bus kitaip, bet nu toks gyvenimas, jis turės prie to gyvenimo priprasti ir niekur nedingsi, bet gal sakyčiau, porą dienų buvo toks liūdnokas, bet šiandien mes matėm puikiai, jis susitvarkė aikštelėje puikiai. Tas dalykas, kur šiandien
žaidė, neregistravo Krusto, neregistravo Mato Jogėlo, Algimantą minėtą, ar tai bus ir galutinis dalykas? Ne, turbūt, nežinau, mes dar darysim, mes surinkom, visų pirma, norėčiau gal nuo to reikėjo pradėti padėkoti visiems, kurie atvažiavo. Nes atvažiavo, sakysim, keletą žaidėjų net yra jie ir žino, kad yra tikimybė, kad jie nepraeis į komandą didelė, bet jie atvažiavo, mums padėjo dirbti ir jam didelis ačiū už tai. O dabar, kaip mes susidėliosim, mes turim turėti 15 žmonių mažą ką. Gerai, kad šiandien pasisekė, visi išsisukom be traumų, bet mes žinom dabar tuos traumuotumus ir mes turim tuos 15 žmonių, kurie yra mūsų apkaboje ir jie visada pasiruošę žaisti. Šiandien nežaidė tie 3, mes pasidarysim kažkokius, sakykime, sprendimus treneriai, susėsim, pažiūrėsim, ką reikia, nes galėčiau pasakyti, kodėl mes paėmėm Bičkauskį, nes mums reikia tokio žaidėjo, kuris gal net tiek daug kūrė, bet kuris neprarastų kamuolio, nes netgi va šiandieną, jeigu pažiūrėsit klaidų skaičių, atžiūrėt klaidų skaičių. Mes padarėm 16, jie padarė 9, ne? Mes pralaimėjom kiek ten 4 taškais. Čia toks irgi yra potencialas, tai mes pasiėmėm tokius žaidėjus aprinkom dabar, kur mažiau klystų ir turėtų mūsų tas puolimas būti produktyvesnis. Mums netgi nereikia to kažkokios kūrybos super, tai va mes turim tokią komandą šiandien kaip turim, o kokią mes išstatysim prieš vienus ar kitus bus matyti. Anksčiau draugiškose, sakysim, anauncindavo, kad 12-ukas, bet vis tiek leidavo visus ten 15-16, kiek turėdavo žaidėjų, visi bent kažkiek žaidavo. Kodėl šiandien nusprendėte, kad nereikia? Šiandien mes nebeturim laiko. Mes tą, aš ir galvoju, nes man labai įdomus žaidėjas, kuris turi tikrą didelį potencialą, tai yra Marčiulionis. Bet jam gal trūksta tokio tarptautinės patirties, nes mes žinom jo visą kelią, jis grįžo turbūt vidury sezono į Lietuvą, į LKL, ne? Bet potencialas yra neblogas ir norėjom šiandien išstatyti 13 ar 14 žaidėjų, kuriuos galėtume prasukti, bet priėmė trenerių kolektyvas, priėmėm tokį sprendimą, kad mums reikia, kadangi tos varžybos labai atsakingos, čia yra pasaulio atrankinės ir mums reikalingos pergalės, tai mes dabar nežiūrim taip plačiai ir kad visi pažaistų po kažkiek. Mes turim patys susidarę kažkokius žaidėjus, su kuriais mes žaisim ir tuos žaidėjus bandėm duoti maksimumą žaisti šiandieną, todėl mūsų tas 15-ukas susiaurėjo iki 12-uko ir turbūt mes žaidėm tik tai su 10 žmonių, aš net nežinau, kiek mes čia panaudojom šiandien. Nes jeigu jūs pamenat į olimpiadą, tai kokie geri bebūtų amerikiečiai su NBA žvaigždėm, jie visada 2 laikydavo ant suolo, kurie nežaisdavo skirtingi, nes produktyviausias yra, gali produktyviausiai išgauti naudą iš 10 žaidėjų, iš to 12-uko labai išskysta visi tie dalykai. Tai praktiškai šiandien mes sužaidėm su 10 žmonių. Britai šiandien įvykiai palingo Katalonijos rinktinę, stebėjot kažkiek? Ne, nestebėjau, nes nebuvo. Nu, Britai pavojingi, mes žinom, buvom susitikę jau 2 kartus, turim 2 pergalės, tikiuosi 3. Sargūną ruošiat kažkaip jau? Tiem 3 paskutiniam metimam. Tvarka, dėkui. Ačiū. Prašau. Ačiū treneri.